Nu ką, labukas, kaip sekas? Nu ką, vėl mes valgom, ane? Žodžiu, pas mane šiandien tokia kaip daržovių sriuba, žodžiu, va taip atrodo. Yra visokių daržovių. Įdėjau ant greičio tūno iš konservų. Negeriausias variantas, bet gulėjo pas mane jau tas konservas, nežinau kiek jau laiko. Tai galvoju, reikia pagaliau gal išnaudoti. Tai žodžiu, pas mane čia, ir bulvės. Reiškia, jeigu nori gražios odos, tai vat pasidarai tokį, vat iš vis, už 3 dienų oda švytės. Ir papasakosiu truputį, kaip aš čia suderinau, tai kaip visada pagal mano taisyklės, ne? Pažiūrėsiu, gal dar per karštą valgyti. Jau normaliu. Pagal taisyklės pas mus skaidulos, tai čia bus daržovės, tada angliavandeniai bus bulvės. Bulvė irgi daržovė, ne? Bet jinai yra tokia, kitokia biški krakmolas ten. Tai mums labiau už angliavandenius, žiauriai skaniai. Dabar galvoju, gal druskos biški. Ne, normaliai. Ir už proteiną pas mus tūnas. Ir nepamirštam prieskonių būtinai, aliejuko. Aš įdėjau linų aliejaus iš tikrųjų. Šiaip aš nusipirkau tą linų aliejų, nes iš tikrųjų gerai, ne? Gerai yra sveikatai, odai, viską. Bet jisai nėra labai skanus iš tikrųjų. Jisai nėra labai skanus, aš galvojau jį dėti į salotas. Bet jis, ne, žinai, alyvuogių aliejus. Visai kitoks, čia pas mane va. Pas žmonių, dėžiau, mes šiandien, blemba, žodžiu, yra duris, ne, įėjimo duris. Ir aš galvojau, žodžiu, Mira nenorėjo įeiti pro duris. Ir aš galvoju, gerai, tegul tos duris pačios užsidaro ir ją pastums taip į priekį, ne, kad jinai eitų. Ir ką tu manai, prispaudė jai koją tos duris. Tai žiauriai dabar jos, iš tikrųjų, normaliai, neatrodo, kad jinai serganti būtų ar kažkas skaudėtų, neatrodo, ne? Bet iš tikrųjų biški pašlubuoja. Aš matau, vienos kojos jinai. Ant vienos kojos vaikšto. Žiauriai skauda širdį, nes iš tikrųjų mano kaltė. Tai žodžiu, tas aliejus nėra labai skanus, tai aš jį įpyliau. Ne, aš to daviau jau. Plius, aš ir šuniui tą patį galiu duoti. Tik, geriau, kad nebūtų ten kažkokių pipirų, ten čili, ne? Nes negerai. Šiaip aliejus gerai. Ir dar beje, čia pas mus yra sweet potato, pamiršau pasakyti, va. Batatas. Žodžiu, sumeti belė kokias daržovės. Čia va geriausias iš vis būdas. Išvirta pas mus. Aš dariau su termomiksu, bet nesvarbu. Man patinka su termomiksu, nes nereikia ten pjaustyti, pavyzdžiui, morkų. Įmeti. Susipjausto morkos pačios. Ten jeigu svogūnų. Aš skaičiau, kad šunim tipo svogūnų negalima, ne? Tai neįdėjau aš svogūnų, bet šiaip jeigu dėti, galima ir svogūnus, ir į tą termomiksą ten viskas susipjausto. Nereikia galvoti. Ir paskui biškai papjaustai tų daržovių, jau tada reikia. Iš tikrųjų, aš žiūrėjau, kad liktai yra kažkokia, prietaisas, kaip pasakyti, ne prietaisas, bet antgalis, kuris pjausto dar. Bet taip ir nedaėjo mano rankos užsakyti. Pažiūrėsim. Tai iš vis būtų žiauriai gerai sumeti, net nereik pjaustyti. Tai būtų iš vis super, reikės pasižiūrėti. Ir kol tas virimo procesas vyksta, tai ten dar viduj sukasi, kas ten toksai, aš net nežinau, tas, kaip jisai vadinas, tas, kuris pjausto, ne? Va tas dalykas.
Tas dalykas, jisai sukasi ir jisai dar viską pamaišo ten viduje. Tai žiauriai gerai. Labai skaniai viskas prasiveria. Ir tokių porcijų aš suvalgysiu, kokias 3 tikrai. 3 tikrai, nes iš tikrųjų čia nėra kažkoks sunkus maistas. Plius labai skanu. Žiauriai skaniai. Tikrai žiauriai skaniai. Bet reikia daugiau valgyti tokio. Ir nebijoti, nes čia yra daržovytės. O ką jūs šiandien valgot? Papasakokit. Ką jūs valgot? Ašgi ką norėjau papasakoti šiandien. Gi apie tą krioterapiją, kai aš nuėjau. Žodžiu, aš labai norėjau išmokti Krav Maga. Ne? Krav Maga. Nu, tai čia sportas, savigyna, ne? Nusipirkau žiauriai brangų abonementą. Čia Liuksemburge dar viskas brango, ne? Žiauriai brangiai sumokėjau. Tengi dar yra ne tik abonementas, bet dar reikia mokėti už tai, kad tave registruoja. Nuėjau 2 kartus. Kas čia? Čia nuo tų bulvių, nuo batato. Biškelį plevelė pati. Žodžiu, aš nuėjau 2 kartus. Nes jie man davė nemokamai dar kuponą nueiti, žodžiu, 2 kuponai buvo, nueiti į krioterapijos, krioterapiją, ne, krio kabiną. Papasakokit, gal kas darėt. Krio kabina. Įeini į tokią kabiną ir ten šalta žiauriai. Reikėjo užsidėti pirštinės ir aš dar pamiršau pirštinės užsidėti. Tai kai aš išlipau, tas vyras žiūri, sako, parodyk pirštus. Bet aš laikiau va taip pirštus. Ir viskas buvo gerai, nenušalau pirštų. O tu tai galvą Jezu. Nu, vienu žodžiu padariau, aš ten nuėjau. Vienas kuponas buvo krioterapija, o antras kuponas buvo pas osteopatą. Nemokamai. Tai nuėjau šitą krioterapiją. Nu, liktai fainiai, prikolas, ne, ten iki -103. Nu, fainiai, kitą dieną aš atsibundu, aš nebegaliu išsitiesti. Žiauriai suėmė, ištino man čia va visą apačią nugaros. Nepaeinu. Žodžiu, nepaeinu, viskas ištinė. Nu, tai paėmiau ir nuėjau į tą osteopato tada sesiją nemokamą. Nu, patvarkė man, iš tikrųjų padėjo, man padėjo. Ir aš sakau, kaip dažnai reikia eiti, tai sako, nu, galit va, dabar dar kartą už mėnesio ateiti. Tai aš galvoju, gerai, aš nueisiu. Ir primesk, vat kai jau turėjau už mėnesio eiti, man vėl sutraukė viską, aš vėl negalėjau paeiti. Grinai 1 dieną prieš. Nežinau, ar čia sutapimas, ar čia kažkaip kūnas jaučia. Tai va, tokia mano ta istorija, kad man žiauriai netiko krioterapija. Žiauriai netiko, arba nežinau, sakau, gal reikėjo kažkaip pratintis po biškį, nes, nu, žmonės daro, ne? Nežinau, ar aš čia tokia išimtis, ar čia daugam, nes iš tikrųjų taipgi galim ir nušalti organus, ne? Nu, kaip ir uždegimą pasidaryti, kaip man ir iš tikrųjų ir atsitiko, bet dar toks vienas niuansas. Tai aš čia kada aš dariau, reiškia, aš dariau visą šitą dalyką gegužės mėnesį, o gruodžio mėnesį mes buvom ant ledo su dukra ir aš nukritau. Ant pačio galo jau galvojom eiti,
jau galvojom eit namo ir ten buvo Mijos klasiokė ir jos tėtis sako, nu padarom dar vieną ratą. Nu ir ant paskutinio rato galo aš atsiprašant, žinai, kritau ir taip ant užpakalio kažkur, va taip, net nežinau, kažkaip, žodžiu, ir aš nieko nedariau po to. Irgi kažkur, va čia, va taip, va šonas, galas, šonas kitoj pusėje. Ir man mėnesį nepraėjo. Labai ilgai. Man tiesiog nepraėjo. Ir va su tuo kryju, man toks jausmas, kad va tą gegužės mėnesį jau po kažkiek, net ant 3-4 mėnesių, ne, 5 netgi jau, nu, sakykime, 4 plus minus, man toks jausmas, kad atsinaujino tą traumą, ar kaip aš nežinau, bet vėlgi mes galim viską sujungti su tuo, kad pas mus ir taip, nu, pavyzdžiui, dėl sportinių šokių, pas mane visada ant vienos kojos daugiau tas, kaip, nu, svoris daugiau, nes reikia va taip stovėti, nes susisukus. Ir ant vienos kojos visada būdavo daugiau svorio. Ir dėl to yra visa ta asimetrija. Asimetrija eina ir į žandikaulį. Ir supranti, paskui vienoj pusėje gali kaklą skaudėti labiau. Klubai irgi tada kažkas, nu, netolygiai, nesubalansuotai. Gal pastebi, kad būna, pavyzdžiui, viena pėda, nu, pavyzdžiui, pedikiūrą darai ir viena pėda labiau, nu, priauga, ne, tos odos labiau, o kita mažiau, nu, pas mane, pavyzdžiui, taip, ne. Ir, nu, tai yra viskas dėl tų vat visų asimetrijų ir galbūt tas mano kritimas tada gal iš vis jisai iš tikrųjų tik tai parodė, kad pas mane, nu kaip, nes trauma vis tiek įvyko, ne? Bet skaudėjo labiau vienoj pusėje, bet gal dėl to, kad aš nukritau ant tos vienos pusės labiau. O gal ne, o gal aš gal tiesiog ant užpakalio nukritau. Jo, man atrodo taip ir buvo, kad aš ant užpakalio tiesiog nukritau, o jau paskui skaudėt pradėjo va tą vieną pusę biški aukščiau. Biški aukščiau, va, nugaros apačią. Ir gal, nu, aktyvavosi, ne, ta tokia, nežinau. Žodžiu, va tokia mano istorija, papasakokit, ar jūs, nes žiūriu, ten jau kaimynai pas mane ateina, nebenoriu toliau aš šnekėt, tai papasakokit, jeigu turėjot patirties su kryjo. Jo, aš į balkoną išėjau, kol dar saulės taip nėra, normaliai, nes vakar išėjau į balkoną, buvo žiauriai karšta jau ir neįmanoma akių atmerkti, nes saulė stipri. Tai va šiandien greitai padarėm video biškį neilgą. Nu ir viskas, einu dar duoti šuniukui maisto šito mūsų, nes va, pasidarai ir visi gali valgyti. Ir vaikai, ir suaugę, ir netgi gyvūniukai. Ne? Ir tu man pavarei čia, jau žiūriu, su savo marmūzė pavarė man ant suknelės. Nu ačiū labai tau, ačiū tau labai. Va, eisiu duosiu ją irgi pavalgyti. Jie jau 2,5 mėnesio jai. 2,5 mėnesio. Va toks kabaniokas, va. Kabaniokas, ne? Ui. Jo. Nupirkau aš dar mašinėlę, kad paskui skusti plaukus. Nežinau, kaip gausis, nesigaus. Gi nupirkau ir dantų pastą šunim, bet dar nebandžiau netgi. Pažiūrėsim. Nu va, parašykit, palaikinkit bent jau video, kad žinočiau, kad įdomu. Padarom kokią diskusiją, ar bandėt kryjo, ar buvo kažkokių neigiamų galbūt atsiliepimų dėl kryjo terapijos, galbūt tos vonios, galbūt tai buvo tiesiog ledas veiduje, ne? Nes, nu kaip,
Nu, irgi reikia rasti savo tą. Yra daug visokių dalykų. Yra sauna, yra ledo vonios. Reikia rasti savo. Nėra taip, kad tas blogai, tas gerai. Jeigu kažkam gerai, tai, kaip, o kažkam gali būti blogai, ne, tas pats dalykas. Tai reikia tiesiog savo atrasti, pabandyti. Nu, va, aš pabandžiau kryo, pabandžiau. Mane tai sutraumavo. Tai nežinau, reikia atsargiai bandyti. Bet kitaip irgi nežinosi. Tai va. Nu gerai, viskas. Einu tada maitinti vaiko, einu, ate.